Kokią dieną? Net nežinau. Rugpjūčio 4. Mes dar nieko nepradėjome. Mes važiuosim kult. Raps. Bandyt. Labas rytas, rugpjūčio 24. Ir mes bandom važiuoti kult. Raps. Žadėjom į Kviečius važiuoti, bet Rapsas jau yra tik pajudiniai krent visas, bet kotai dar žali. Sako, kad kai žali kotai yra, nu jį kai susuki va taip iš jo bėg sultis apačioj. Nu, kuo žalesnis, tuo daugiau sulčių. Ir tada sulimto sėklytės su tom sultim ir išpučkom bainsijas pro užpakalį. Nu, pažiūrėsim, kokią drėgmę turim. Rugpjūčio 4, šiandien didelis karštis, rytoj dar didesnis. Tai mūsų startas šiandien ir tikėsimės, kad atlaikys kombains, nesuges. Ir žiūrėsim. Čia 4 hektarai yra. Jeigu viskas gerai, tai paskui važiuosim į 22. Grįžau į sodybą. Nugrįžom visi į sodybą. Per šlapės Rapsas. Tai vieną bunkerį prikūlę išpilsim į mažą priekabą ir išvešim. Ir važiuosim į Kviečius. Kviečiai gal geriau rodys biškis negu Rapsas. Vyksta pasiruošimas priekabos. Ne, yra tie, kam yra skirti šitie darbai. Ko čia bijai? Yra vergai ir yra operatoriai, aš esu prie vergų. Taip. Operatoriai yra gerai išlaviau. Nu, da ten, žinai, kampiukose biškiai yra, bet bus gerai. Gerai. Tai mašiną nuveš pas manęs į namo. Ateik. Pasakyk. Dabar komentaras. Koks? Šio pusdienio. Kol kas labai viskas blogai, šūdų krūvą. Supratau. Laukite update. Nu ką, pirmasis bunkerys. Atsireguliavom sietus, tai ką tik atvažiavau, o Braiskis jau buvo išvežęs vieną reisą į tą elevatorių. Drėgmė 13,7,14, Rapsa 10.
viskas. Javapjūtės startas prasidėjęs. Pažiūrėsim, ką rodys šiemetinis derlius visas. Čia yra veislė Atana. Bent jau šitam gale, paskui ten vendeliną turėsim. Daug didelės varpas, daug segmentų, aišku, visokių yra. Bet šiaip tai neblogai atrodo, žalies mažai. Ten gale tik tai prie miškelio tokia įduba, ten vanduo stovi. O šiaip tai bus matyt. Tai po kombainu, kaip sakiau, drėgmė 14, 13, 7. Žiūrėsim, ką elevatorius parodys. Tai svarbiausia dabar, kad laikytų techniką, laikytų fūrą ir kad orai būtų palankus. Negalima, aliuką. Aliuką noriu, aliuką, aliuką. Nėra vairavimo blogai, reikia pasukti pačiam vairą. Bet tonažas, ko gera bus tonažas. Kaip šnekėjom, po 3,5 trasą. Ai, 3, aš sakiau 4. A, 4 sakėjai? Jo. O, tai šitą daug atsilieku. 3,5. Nu, dabar vėžės yra, čia nėra ką rodyt, kad kiek susuks, vėžių kur nėra. Tai visi pamatys, kad čia po 3,5 tai drąsiai bus. Nieko nėra, smėliukas. O, matai kaip žemė mato.
beveik pilna mašina. Šiukšlių yra biški, nu bet stengiamės išgauti geriausią, ką gal kombain sens išgauti. Dar ten į galą vieną bunkerį išpils. 5 bunkeriai telpčia. Nu pažiūrėsim, ką rodys. Viens kits smulkus yra, sudžiūvęs toks. Tai toks va perdžiūvęs jisai. Negaliu tiksliai pasakyti, bet mano nuomonė, kad yra ligotas, sergantis. O kur gražus. Viskas taip gerai. Kas tokių neskanių man tu nupirko? Ką? Nežinau. Nežinai? Čia man duodi? Taip. Tai negi savo. Nu, ką veikia? So far, so good. So what? Nu, Bus 15 drėgmė aha. ir pirma klasė. Pirma klasė bus? Taip. Gerai, pažiūrėsim. O jeigu nebus klasės dėl šiukšlių? Tai tada... Ką kaltinsim? Tai taip. Kombainierių. Tai tavi sakė, jūs abudu reguliavot kombainą. Reguliavom. Nu tai va. Tai šitą lauką vieną priekabą grubiai, vieną toną. Vieną priekabą, vieną toną. Taip. Kiek priekabą išveši, tiek tonų birės. Ai. Tai jeigu čia kokie 3-4 hektarai. Aha. Nėra tiek. Nu tai gerai, krūmai išsimet 2-2, nu gerai. 2-2, 2-3. Nu, 2-3. Tai va, tai jeigu tu nuveži 2-7 tonas ar kiek, tai... Nu tai aš skaičiavau, kad čia tas galas yra, tarkim, 6 hektarai. 6 hektarai. Nu, tai man jau, jeigu pilna prikul, tai jau 5 tonas yra, grubiai. Taip, teoriškai. Tai jeigu da, tai pilna prikuls, tu veži, tarkim, nu aš vežu 27, tu 23 sofaninkam paprašiau bus. Ne, nu veši aš 23. Iš kur tokie kiekiai? Tai jau yra 50. 50 iš 6, tarkim, tai jau 8 tonas. Iš H. Bus matyti. Sakau, nupirk man koronas atveš. Brolis sako, gerą darbą padarys. 17 vienetų paėmė, primet. Taip, nes... Ateina, paėmė vieną, 0. Bet už tą čia negerai. Tai šia. Tai jo, tai kas tiek aš geras, nealkoholinė, tai po vieną. Kas bus šiek kitais metais? Čia dabar bus rapsas. Kokią sėjomainą, kokią sėją naudosim? Bus sėja tiesiog striptilas naudojamas, 5 cm tarpueiliai ir kokia veislė dar neaišku. Nu, kažkokį hibridą. Greičiausiai. Dar klausimas. Nu. Kas buvo atiduota tam laukui? Iš trąšų nieko. Sėjant. Nieko iš vis. Taip. Ir paskui Pavasarį. 200 kažkiek ten tų... Bendrai azotą gal čia 107 koks. Jau gryna. Jamonė sulfatą buvo. 107. Nu tai čia bendrai, nu ir sulfatą čia gal po 100. Prolaktam po 100 tram. Kas liko. Į viskas, daugiau tik tai per lapikus, mikriukai, visokie nesąmonės. Kasas nenaudojam šiemet, per brangu. Ne, nenaudojam. Per brangu įgavo... Nu... Net nedavažiuoji. Jo. Ir gavo kokybinį tręšimą 2x. Rankas. Taip. Ką, viskas, susidangstėm. Pirmas reisas.
Bet eilutę turim Agromax elevatoriaus svarstyklės yra, skambinau sulūžusias. Tai ir jisai dirbti iki 6, o šitas iki 10. Tai spėsim šiandien. Grįžau, užtrukau tik 5 valandas. O ką mūsų kombainierius? Žiežirbas, matai variu? Mačiau. Matai žiežirbas, biški turim bėdą, bėdelių, silpnų bėdelių turim. Kažkas laužo. Matai laužo. Mhm. Bet ką daryt, kad čia skylės labai išplatus? Ką daryt? Didesnių neturi tų varžtukų. Reikia ieškot. Reikia ieškot, bet čia 11 kokį milimetrų, tą 8 mm per didelis, supranti, tas varžtelis. Nes čia 6 mm šalia buvo. Kniedė kalt. Nu gal prie kniedžių einam. Kodėl vėl tu nori? Ameriks, elektra, viskas ir vietoje, Ameriks laukuose. Nu tai ką tu nori, žiūrėk, elektra, nu. Viskas elektra. Nu tai kiek čia nukūlėm jau? Kiek porą hektariukų nukūlėm? Da, ten kažkur Žilinė stovi į Hatatą puspriekabę, nu tai ten bus koks 17. Viskas renkamis, dar tavi šiandien perškisiu, ne? Taip, būtinai. Ką žin, Su be gedimų. O, matai? Taip. Palikau fūrą, atėjau pasiimt Hatatą, 3 traukinį, pilną. Čia jie turėjo cirkų, kas priekabas kabina, neatsakingai pažiūrėjo, buvo bortas neuždaryts. Nu taip žiūrint, tai čia kokią toną, bet reikės ne šiandien, bet rytoj važiuot susikast. O dabar atsikabinam vežimėlį čia, paliekam ir tada užsidangstysim priekabas ir viso. Važiuosim į sodybą pastatyti jį. Taip, panorama. Oi, labai skaudžiai šių. Stoglangis. Kamera. Va taip kamera. Užvedam variklius. Starteris. Rankinis. Priekis.
Įžemintas padaras. Pirma gaikė. Lempas. Pasikeliam frontalinį ir pasijungiam švyturį. Ryškiai, bet lėtai. Oba! Eina, eina, eina! Kada toks važiuoji da? Hatatą parvariau. Padangikas ryškiai. Reik dapūst. O dabar laukiu taksi ir važiuosiu prie fūras ir matysiu, gal net šiandien važiuosiu į eilę, nes eilės tai kosmiškas. Žiauru. Vienu žodžiu nežinau, ar jūs kažką matot, bet nepripylė man pilnos fūros. Yra tik tai 2 bunkeriai išpilti. Tai važiuoju į sodybą. Ir rytoj iš ryto priguls mane čia ir išvažiuosiu tada į, nežinau, ar į Kalnujus į koncerną, ar į tą viduklį. Tai šiandien prikūlėm visą pilną fūrą, hatatą, puspriekabę ir zylinę ir tada Masiejus išvažiavo su fūrinė. Tai visai neblogai. Svarbiausia, kad visas procesas be gedimų didelių. Nu ten, kad peiliuką pasikeitė, tai tin. Bet šiaip tai sakau, svarbiausia be gedimų ir rytoj jau pabaigsim tos 23 hektarus. Tai galėsiu paskaičiuoti, kiek tiksliai yra. Nu, koks tonažo vidurkis iš to hektaro. O šiandien ačiū, kad žiūrėjot. Toks mūsų Javakiūtės startas. O jeigu tu pažiūrėjai šį video iki galo, paspausk like, parašyk komentarą, pasubscribink mano kanalą ir susitiksim kitam epizode.